Sveiki visi! Kaip ir prašėte, šiandieną jums parodysiu ir papasakosiu apie priemonių krepšelį, kurį pravartu turėti kiekvienam vizažistui, pradedančiam savo kūrybos darbą. Taigi pradėkime. Papasakosiu apie priemonės, kurios yra tiek iš profesionalių kosmetikos kompanijų, tiek tai, ką galima nusipirkti kitur. Ir papasakosiu apie tai, už kokią sumą mes galime įsigyti tą priemonių krepšelį. Taigi pradėkime. Jeigu žvelgiant į tai, kad mums veiduką reikia pirmiausia nusivalyti, tai yra bet kokia, sakykime, priemonė veido nuvalymui, demakiažui, tai turėtų būti arba micelinis vanduo, arba cleaneris, tai yra kaip tonikas, kuris nepalieka kaip micelinis vanduo jokios riebalinės plėvelės ant veido ir to pasakoje veidas geriau dengiasi, geriau laikosi makiažas. Taigi priemonė iš MAC Pro cleaneris. Jie dedu į dėžutę, tai yra neišvengiama priemonė prieš pradedant vizažisto darbą. Taigi, kalbant toliau, mums reikalinga makiažo bazė. Čia galite pataupyti, galite įsigyti priemonę profesionalią, kurią, sakykime, rekomenduoju aš. Taigi, kalbant apie pigesnę priemonę, kuri tikrai yra superinė drėkinančioji bazė, kuri vieninteliai odai netinka, tai riebiai odai, nes pradėtų blizgėti be abejonės. Tai yra Nivea Men Sensitive Post Shave Balsam. Tai yra būtent balzamas, kuris yra kaip makiažo bazė, kad pagrindas ir visas kitas makiažas atliktas geriau laikytųsi. Tai kainuoja apie 5 eurus. Tai galite pasirinkti tokią priemonę arba priemonė, kuri tinka kaip ir visiems mados tipam. Tai yra priemonė iš MAC Pro Makeup Mixer, kuris irgi yra geras drėkiklis. Tai vėlgi labai riebiai odai nesiūlyčiau tos priemonės naudoti, tačiau visom kitom, kuriom vietom, kurias reikia pridrėkinti, tai superinė bazė. Tai būtent yra įvairių pakuočių, tai yra 60 ml, 125 ml. Tai manau pradžiai tik pradedančiajam vizažistui puikiausiai užteks 60 ml bazės. Taigi dedu taip pat į krepšelį. Kalbam toliau, jeigu norime šiek tiek pigiau ar nepamaskuoti paakius, tačiau turėti labai gerą efektą, tiek profesionalai, kuris dirba daug metų, tiek pradedančiajam siūlau šitą priemonę, kurią atradau ir labai ją džiaugiuosi. Tai yra priemonė iš Maybelline Fit Me paakių maskuoklis, concealeris kitaip, ir numeriukas yra 20. Tai yra būtent ta priemonė, kuri puikiai užmaskuoja mėlynumą, violetinumą paakiuose, nes kaip tik 20 numeriukas turi gelsvo atspalvio. Taigi dedu jį į krepšelį. Pasimaskuojam paakius ar ne ir toliau pasiimam maskuojančią pudrą tam, kad, sakykime, užsimaskuotumėm veido odą ir turėtumėm tam tikrą tekstūrą ir odos lygumą. Kalbant apie brangesnę priemonę, ką rekomenduoju vis dėlto pradedančiajam vizažistui naudoti, norint pasiekti maksimalų gerą rezultatą ir gerą makiažo išlaikymą, tai yra priemonės iš Make Up For Eva HD Ultra pudrytės. Jeigu dėl numeriukų dviejų, sakykime, tik pradedančiosiam ar ne, tarp miksavimo tarpusavyje ir įvairių atspalvių išgavimų, siūlau 2 numeriukus, kurių nauja numeracija skamba štai taip. Jeigu šviesioji, tai Y225. Ir jeigu tamsesnė, gerokai tamsesnė, Y335. Tarpusavyje jos puikiai maišosi ir galite išgauti tam tikros spalvos atspalvį. Tai būtų būtent brangesnės firmos kosmetikos priemonė, su kuria galite pradėti dirbti. Taip, kalbant apie tai, kad ši priemonė gali miksuoti su tam tikrais atspalviais, dar siūlau tokius dalykus kaip adjusterius. Visi manęs klausia, kaip tu išgauni daug atspalvių ar ne, kaip tu pritaikai makiažo pagrindą prie bet kurios odos. Tai dar yra tokie vadinami adjusteriai, jie yra iš MAC Pro, tai yra pigmentai, kurie gali maišytis tiek su baze, tiek su makiažo pagrindu. Tai su Make Up For Eva priemonėm jau kuo puikiausiai miksuojasi. Jeigu norėčiau dar šviesesnės pudros, įdėčiau šiek tiek mažą lašą į makiažo pagrindą baltos ar nespalvos. Jeigu norėčiau tamsesnio pagrindo, įdėčiau tamsiai rudos spalvos mažą lašą. Tai yra pigmentas, yra labai stiprus ir jo pakanka labai nedaug. Todėl čia galite sutaupyti, kalbant dėl makiažo pagrindų, kad galite išgauti tam tikrus atspalvius, o pigmentas kainuoja labai nedaug. Taip pat norėjau, grįžtant prie pigmentų, papasakoti tai, kad būtent jeigu jūs pirksite kaip bazę MAC Pro mikserį, jį galima miksuoti būtent su tais
vadinamais pigmentais, kurie ne tik yra rudos, baltos spalvos, o tačiau jie turi sprendžiančias problemas spalvas, tai būtent veido defektus arba atspalvių ar nekoregavimo, sakykime, galimybės. Tai žalia spalva, kaip jau kitose klipuose minėjau, maskuoja, neutralizuoja, kitaip tariant, raudonį. Tai jeigu mes turime labai raudoną odą, kuperozinę odą arba bėrimų elementų, tai mes būtent su jie jau iš pat pradžių neutralizuojame odą, todėl vizažistui reikia tai turėti. Neišvengiamai, bent jau aš taip manau. Toliau pilkas atspalvis ir persikinis atspalvis. Tai būtent tos trys spalvos, kurios, manau, neišvengiamai turi būti pas vizažistą, nes vis dėlto ateina įvairiausių pigmentacijų oda. Ir pavyzdžiui, jeigu mes turime labai rudą veido odą arba tiesiog tokią odą, kur yra stiprios pigmentacijos, hiperpigmentuota ar ne, strazdienos, pigmentinės dėmės, galbūt nudegimai tam tikri rudi, tai neutralizuojam visą tai pilku adžasteriu. Turime persikinę spalvą, kam naudoju ją brandžiom moterim arba tom moterim, kurios rūkančios, kurios turi praradusios odos švytėjimą, skaistumą, kurios yra šiek tiek papilkšvėjusios. Tokiai odai naudoju persikinį adžasterį, jį dar kartą kartoju, maišau su mikseriu. Gerai, klausimas tas, jeigu jūs neperkat mikserio, ką tuomet daryti? Jeigu jūs drėkinate kitą makiažo bazę, ar ne, kaip tada naudoti būtent tą adžasterį pigmentą? Tai jeigu jūs turite paprasčiausią bazę Nivea ar kitokią drėkinančią bazę, tai ant jos galite lengvą sluoksnį tepti būtent to pigmento, kurio jums reikia ant tam tikros vietos, kurią norite neutralizuoti. Jos kartu tarpusavyje miksuoti nesiūlau, kaip sakykime priemonę mikserį su adžasteriu pigmentu, tačiau siūlau pasidengti su drėkinančiai būtent odą ir tik tada tam tikrą vietą būtent neutralizuoti tam tikrą spalvą pigmentu. Ir kalbant toliau, jeigu mes šitoje vietoje norim pataupyti, nes vis dėlto pagrindai kainuoja virš 40 ar ne eurų, tai siūlau tada turėti dvi priemonės, kurios taip pat puikiai drėkina, puikiai maskuoja ir galima net naudoti kiekvienai dienai. Tai, sakykime, priemonės yra iš Bourjois. Tai yra Healthy Mix su serumu, būtent makiažo pagrindas, kuris dar turi ir drėkinančių daugiau savybių. Tai numeriukai, kuriuos aš pamėgau, tai 53 ir 56. Juos taip pat tarpusavėje galima miksuotis ir išgauti begalę spalvų. Taipogi miksuojasi su šitais makiažo pigmentais, adžasteriais, baltų ir rudų pigmentų, jeigu norim išgauti šiek tiek šviesesnę ar šiek tiek tamsesnę spalvą. Tai toje vietoje galima kažkiek tai pataupyti, nes pagrindai kainuoja, sakykime, iki 14 ar 16 eurų tam tikroje parduotuvėje. Kalbam toliau. Jeigu mes turėjom dar, sakykime, odą, kuri ir blizga, ar turi nelygumų, papildomai vizažistui reikia turėti priemonę silikoninę, kuri uždengtų poras ir neleistų nei riebalui prasiskverbti, arba, sakykime, užpildytų raukšleles, nelygumus. Tai yra priemonė, kurios Lietuvoje nėra, bet tačiau aš turiu pardavime. Tai yra iš Maybellino Baby Skinas. Būtent Baby Skin priemonė, kuri užpildo poras veido ir neleidžia, sakykime, nei riebalui prasiskverbti ir nepadaro tam tikrų nelygumų. Tiesiog išlygina veido odą. Tai Baby Skin priemonė. Taip, visą tai reikia tepti ar ne jau kažkokiais tai teptukais, ką, manau, jūs turėjote, tai ar kažkokį foundationo teptuką, ar, sakykime, makiažo pagrindo kažkokio teptuką, tačiau ne visi dar turi, nors jau dauguma įsigijo, tai makiažo sponžas, kempinėlė, su kuria mes palengvinam savo darbą. Specialiai parodau tokią pakuotę, kuri yra visiškai nauja ir tai yra maža kempinėlė, kuri dar nėra išplauta. Ji išplovus šiek tiek pasipučia ir tada tik tai šlapia, sudrėkinta mes galime naudoti makiažo pagrindui ar, sakykime, tokių maskavimui įtapšnoti. Tai va būtent ta kempinėlė, su kuria galime padaryti gerą efektą, išlyginimo efektą ir gero pasidengimo ir išlaikymo efektą. Tai irgi būtina vizažistui. Ir kalbam toliau, ar ne? Užsidėjo makiažo pagrindą, jį reikia prifiksuoti, veidą modeliuoti, ką dar mums būtina savo krepšelėje turėti. Bet kokią birią pudrą, jeigu jūs jau turit, jos nebereikia įsigyti, ar kompaktinę būtų, ar ne pudrą, tam, kad mūsų pagrindą prifiksuoti. Siūlau turėti kažkokią neutralią spalvą, nei per geltoną, nei per šviesą, ar ne? Tarkim, čia turiu neutralią iš Makeup Atelier birią pudrą, mažą pakuotę,
specialiai rodau jums būtent ją, nes jums jos tikrai užteks mažiausiai pusei metų. Tai sutaupot ant to, kad ne kiekio perkat, bet tiesiog mažesnį kiekį tam, kad jūs dar turėsit begalės klientų. Tai būtent tokia priemonė, biri pudra. Ir mes pradedam veido modeliavimą, ar ne? Veido modeliavimui mums reikia turėti veido modeliantą, modelierą. Tai siūlau pirkti ne iš Make Up Forever, kad nepasidarytumėt didelių problemų, stiprių, sakykime, pigmentuotų vietų, nes ji turi labai pigmentuotą spalvą ir iškart gauname tamsų gryną atspalvį. Tai siūlau priemonę pirkti iš MAC Pro, tai yra būtent modelieras, modeliantas, su kuriuo mes pasimodeliuojam veido odą tiek savo, tiek klientui. Ir kalbam toliau. Susimodeliuojant veido odą, mums lieka susimodeliuoti ir antakiukus. Viena priemonė, kuri sprendžia daug problemų, tai vietoj šešėlio arba vietoj gelinės tekstūros, aš naudoju dabar tokią antakių šešėlių kaip pagrindas arba tiesiog antakių pagrindas, kuris kaip kreminė tekstūra puikiai užpildo plaukus šią kreminę konsistenciją ir puikiai išsilaiko visą dieną. Tai siūlau šitokią priemonę, kuri nekainuoja daug ir su ja turėsit labai gražų antakio išpiešimą. Tai, kalbam toliau, antakius pasidarom, piešiame sakytes, ar ne? Tai iš tikrųjų galima išgyventi ir su viena šešėlių palete, ar su dviem, tačiau pradžiai, norint pradėti darbą tikrai kaip visažistui su daugeliu, sakykime, klientų, tai mums reikia turėti daugiau spalvų. Pigesnis variantas, specialiai ką parsiunčiau jums iš užsienio, ką galėsite įsigyti taip pat mano studijoje, tai tokia šešėlių ir skaistalų paletė, su kuria sprendžiam daug problemų. Tai ir pasimodeliuojam veido odą, pasimodeliuojam netgi antakiukus, jeigu norim, kaip ir antakių šešėlių paletės, ir taip pat daug šiltų atspalvių, kūno spalvos atspalvių ir rudumo ar ne atspalvių, ką galim padaryti akių šešėliavimui, tai yra šiltos pakankamai spalvos. Tai būtent Coastal Sense priemonė, šešėlių ir skaistalų paletė, kuri kainuoja iki 30 € pas mane ir iš tikrųjų tikrai tada turėtumėte praktiškai visas spalvas, ko jums reikėtų darbui su klientais. Tačiau jeigu norite dar stipresnės pigmentacijos ir žadat tikrai profesionaliai dirbti ir norit kuo daugiau spalvų turėti ir labai geros pigmentacijos, siūlau šešėlių paletes, kurias dievinu, tai yra ir Atelier ir MAC Pro priemonės, be kurių gyventi negalėčiau be šių šešėlių, ar ne. Tai pasakysiu populiariausias spalvas, kurios mano nuomonė yra būtinos visažistui. Tai pirmoji, kuri spalvų paletė man labiausiai patinka iš MAC Pro, tai yra 11.1 paletė nuo dramblio kaulo spalvos iki tamsiai juodos spalvos, kuri tikrai gražiai nebyra, kuri tikrai pilnai dengiasi ir gerai laikosi ant akių. Tai būtent šitokie šešėliai. Taip pat, jeigu dar iš MAC Pro vieną šešėlių paletę rekomenduočiau, tai 8, taip nemeluoju, 8 paletė, tokių purpurinių į violetinumą spalvų, kurios labai tinka žaliakiams. Tai netgi tos akies spalvos paryškinimui naudoju būtent šitą paletę. Tai dvi paletės, kurias tarpusavėje galite miksuoti ir išgauti daug spalvų, tiek mėlynakiam, tiek rudakiam, tiek žaliakiam. Dar ryškesnės spalvos, kur papildomai tiesiog paletę galima turėti, tai yra iš Atelier ar ne paletė, T02, taip nemeluoju, T02 paletė, kuri ypatingai ryškių spalvų padaro makiažą ypatingai šiltą, ryškų ir gaivų. Tai būtent T02 paletė. Ir vietoj 8 paletės galite naudoti šitą paletę, jinai šiek tiek galbūt ryškesnė ir jinai daugiau matinė negu MAC Pro 8 paletė, tai čia jūsų pasirinkimas, ko jums labiau reikia. Tai yra paletė T019, 19 paletė, būtent ta, su kuria galima modeliuoti labai puikiai žalių akių savininkės būtent akis, voką. Tai taip apie šešėlių paletes. Ir kalbam toliau, jog lieka ar ne dar prie akių makiažo teptukai be abejo, su kuriais turim padengti. Dažniausiai mes, sakau, pudros teptukus antakio kažkokius dar turime nuo pat pradžių, tačiau akių gerų teptukų mes dar neturime arba turime, bet per daug plokščius, per daug purius, su kuriais puikiai nesidengia akių šešėliavimas. Tai siūlau teptukus iš Valerie. Jų dabar turiu jau daug pardavimų į savo studijoje Kaune, Donelaičio gatvėje 77. Galite tikrai užsukti, patarsiu, kuris teptukas jums yra būtiniausias.
Yra sudėti ir netgi tokie kaip rinkinukai, 4 patogų šepetėliai, kurie tiek antakių, tiek akių visai pilnai korekcijai. Tai tiesiog galite užsukti ir pasižiūrėti, išsirinkti savo mėgstamus teptukus po vieną arba visą rinkinį, kuris nekainuoja labai daug ir yra profesionaliam naudojimui skirtas. Kalbant toliau, ką galite įsigyti ne pas mane, galbūt parduotuvėje, kurios priemonės kainuoja nedaug. Tai yra, ką nerekomenduoju pirkti iš labai brangių firmų, nes tikrai, kiek esu išbandžiusi, man šita priemonė yra pati geriausia. Tai yra Essence eyelineris, kuris kainuoja 2,73 €, kiek pamenu. Tai tiesiog priemonė, kuri puikiai laikysis 2 dienas ir išlaikys klientam kuo puikiausiai. Tai rekomenduoju šitą eyelinerį. Tušas jau pagal jūsų individualų pasirinkimą, silikoniniu pagrindu šepetėliu ar, sakykime, natūralesniu šepetėliu, kuris jums labiau patinka, tai be abejo galite įsigyti tam tikrose parduotuvėse ir tikrai už nedidelę kainą. Kalbant apie tai, kad padarius makiažą dar norisi ir blakstienų, kada darom klientui ar nedaro būtent makiažą, tai būtinai reikalingas blakstienų geras klijus ir geras blakstienas. Tai dėl blakstienų klijuko arba ateljė klijai arba duo klijai. Man asmeniškai duo patinka dar labiau, jie laiko net Swarovskius ar, sakykime, netgi sunkesnius daiktus ant veido, jeigu mes norim kažkokio proginio makiažo ar Halloween makiažo, tai su tais ir kitais klijais galima tikrai išspręsti šitą problemą ir jie tikrai nealergizuos ir puikiai laikysis daugiau negu 2 paras, jeigu to klientas reikalaus. Blakstienos yra įvairiausių, svarbiausia jų pasirinkti individualias plokštelės blakstienos, labai natūrales ir labai smarkiai nepriklijuotos prie pačio pagrindo. Dėl to, kad jau tempiant ar ne su pincetu, mes galime netaisyklingai ištempti ir nepaimti tos blakstienos taisyklingai. Tai siūlau pasižiūrėti į pakuotę, kad būtų neįsišokojusios blakstienos ir kad nebūtų labai smarkiai priklijuotos ne su dideliu tašku ar ne, kaip aš sakau, klijų ant pačios pakuotės. Tai yra blakstienos ir viskas. Paskutinis dalykas, ko mums reikia darbui su klientais, vizažistams, tai reikia kažkokio tai lūpų pieštuko, vieno ar kelių spalvų, pradžioje turėkit vieną, kažkokį neutralesnį ar rausvesnį, kurį dažniau naudojame. Tai būtų pieštukas ir lūpų dažų paletė. Kas man patinka Makro dažų paletė, kad jos kaina, kalbant, yra kaip ir nedidelė dėl to, kad yra labai daug būtent pigmentų, tai yra 10 pigmentų ir galiojimo laikas, kas man patinka, yra 30 mėnesių, tai yra daugiau negu 2 metai galiojimo laikas, nes pakankamai daug vaško šioje priemonėje. Ir kalbant, jeigu ten, sakykime, pataupytumėm toj vietoj, perkant bet kokios firmos, ar tai NYX, ar ten kažkokia Essence lūpų dažą, mes vis tiek gaunam, kad brangiau išeina pirkti tam tikrą lūpų dažą ir turėti 10 atspalvių, negu pirkti visą paletę, kuri ir galioja ilgai ir bus tinkama daugeliu klientų. Tai būtent Makro šitas lūpų spalvų paletė. Ir kalbant apie tai, jeigu norit vandenių atsparumo ir be galo gero išlaikymo klientui, tai tiesiog mėgstamiausia priemonė, ką esu atradusi, tai ateljė lūpų dažai, kurie išlaiko 24 valandas ir daugiau, nes jie yra vandeniui atsparūs ir labai smarkiai netraukia lūpų, nesausina ir ant jų vienintelių galima dėti blizgesį tam, kad ir sudrėkintų ir gerai laikytųsi. Tai būtent iš ateljė priemonė būtent vandeniui atspari lūpams. Kalbant apie tai, kad šias priemonės galite įsigyti mano studijoje ir dabar naujiena, kas bus labai greitai pasirodys jums, tai mano internetinė makiažo parduotuvė makiažopriemonės.lt, kurioje galėsite įsigyti ir startinių rinkinių, ir atskirai priemonių. Tad siūlau peržiūrėti tas priemonės, atidžiai pasiklausyti, ką aš patariau, pagalvoti tai, ko jums reikia ir pasirinkti tinkamai makiažo priemonės, sutaupant pinigėlių arba ne. Tas rinkinys kainuoja nuo 300 iki 550 €, ką šiandieną jums pakalbėjau. Taigi sėkmės visą!